Poezija. Skaitovais gali būti grupės auklėtoja ir svečias, tai yra vaikų šeimos narys, aktorius, kitos grupės auklėtoja ar darželio direktorė. Todėl Kapuraitė pasakė, aš einu pas močiutę. Kur gyvena tavo močiutė? Ten, už miško. Vilkas norėjo apgauti ir pasakė, kad ilgas kelias ir trumpas kelias ir ten labai daug gėlių. Ką nors veikdami drauge, vaikai mokosi paklausti, aiškintis, tartis. Grupėje kuriama aplinka, skatinanti vaikams domėtis rašytinė kalba bei knygomis. Vaikai rašinėja, skaitinėja, kuria eilėraščius, knygeles. Ir taip natūraliai pamažu plėtojasi tikrai turtinga vaikų kalba. Ir jis kyla, kur patenka jūpės, matai? Arba jūpės. Jo, arba jūpės, arba jūra, arba ežero. Grupėje per metus vaikų ir tėvelių pastangomis pagaminama daug vaikiškų knygelių, kurios ženkliai praturtina grupės biblioteką. Kai kurios knygelės gaminamos bendromis visų vaikų pastangomis. Kai ta pačia tema kiekvienas vaikas sukuria vieną knygelės lapą, o po to visi lapai sujungiami į bendrą knygą. Pačių vaikų pasigamintos knygelės yra vienos mėgstamiausių ir vaikai mielai jas skaito kalbos centre. Kalbos ir komunikavimo įgūdžius vaikai lavina bendraudami, vaidindami, sekdami pasakas naudojant šešėlių teatrą, dalyvaudami pažintinėse išvykose į bibliotekas, teatrus, susitikimuose su rašytojais bei klausydami į grupę pakviestų svečių pasakojimų. O kas pas jūs čia per knygutės, aš paklausiu? Šią knygutės apie mūsų istoriją. Apie jūsų istoriją? O ką jūs sukūrėt? Aš apie ledinukas. Apie drugelį istoriją. Aš tai apie futbolą. Aš irgi apie futbolą. Kajaus knyga. Kalbos ir komunikavimo įgūdžių plėtrai pedagogai naudoja informacinės technologijas. Pasakų skaitimą virtualioje aplinkoje, su įrašų klausimą, vaikiškų filmukų žiūrėjimą ir aptarimus. Pastačiau televizorių. Čia televizorius, taip? O ką rodo televizorius? Filmukus. Filmukus. Kokius mėgsti filmukus žiūrėti? Aš tai mėgstu Lolo TV. Lolo TV mėgsti? Aš tai mėgstu. Bet yra apie Zoologijos sodą filmukų. Bet man šitas labiausiai patinka. Ir dar dainas gali įsijungti. O gal tu gali dar tai mums padainuoti? Moku tik žemaikiškai žodžius pasakyti. Aš moku dainuoti lietuviškai. Ikimokyklinuko pasaulio pažinimas prasideda nuo artimiausios aplinkos, savęs suvokimo, šeimos, darželio, savo gimtojo miesto, gamtos stebėjimo. Pedagogas padeda vaikui pajausti ir suvokti aplinką, kurioje jis gyvena, suprasti joje vykstančius procesus, plečia vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudarant galimybės patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti visas vaiko raidos sritis. Kiekvieną dieną pedagogai skiria pakankamai laiko pačių vaikų inicijuotai veiklai. Vaikams gyvybiškai svarbu turėti erdvės ir laisvės neorganizuotiems žaidimams, jų metu patirti džiaugsmą ir daryti atradimus savarankiškai ar su grupės draugais. Žaidime vaikas iš vienos pusės yra laisvas, jisai pats save organizuoja. Ir iš kitos pusės Vygockis yra sakęs, kad žaidime galima pamatyti vaiką tokį, koks jis bus rytoj. Ta prasme, žaidime atsiskleidžia aukščiausi vaiko pasiekimai, kurie dar realiuose situacijose nėra įmanomi. Jam dar per sudėtinga realiam gyvenime elgtis taip, kaip jis elgiasi žaidime. Bet jau galima suprasti, kad jis jau yra pasirengęs, jau kažką galės daryti. Berniukas žaisdamas vairuotoją, jis nesimoko, kaip vairuoti mašiną, bet jisai turi galimybę atsidurti situacijose, skirtingose situacijose, kuriuose atsiduria vairuotojas. Lygiai taip pat kaip ir mergaitė žaisdama mamą, jinai nesimoko iš tikrųjų virti, valgyti, vystyti kūdikį, bet jinai atsiduria tose situacijose, kuriuose atsiduria mama.
Ir tuo būdu vaikai iš tikrųjų praplečia savo patirtį, savo galimybių ribas. Jie tampa ne savimi, o kažkuo kitu skirtingose įvairiose situacijose, kurios jiems atrodo labai patrauklios, labai. Visų pirma, jie tampa dideli, jie tampa nepriklausomi, jie gali valdyti tą situaciją. Ir nors mums atrodo, kad tai taip nereikšminga, nes viskas yra netikra, viskas yra menama. Tarsi čia vaikas susigalvoja, kad jis mama, jisai susigalvoja, kad jis vairuotojas, jis tiesiog vaikšto ir burzgia ir sukinėja rankose menamą vairą, bet psichologiniu požiūriu vaikas viduje emociškai susitapatina su tais personažais ir jis susitapatina su situacijomis ir jis pakankamai giliai jas išgyvena. Ir jisai tikrai jau įgyja visai kitos patirties. Tikrai gan didelės statybos. Grupės aplinkoje gausu vaizdinės informacijos. Vaizdiniai stimuliuoja smegenis kitaip nei žodžiai, todėl integruojant kalbą su vaizdiniais, pažinimo procesas vyksta intensyviau. Pedagogai skatina vaikus pasirinkti jiems priimtiną veiklos tempą, neskubėti kuo greičiau pasiekti rezultatų. Jei vaikų dėmesys kreipiamas labiau į jų veiklos procesą, bet ne į rezultatą, auga jų savivertės jausmas. Pedagogai siekia patenkinti kiekvieno vaiko individualius pažinimo interesus ir atsižvelgia į vaiko pasaulio pažinimo būdą. Stebėdami žaidžiančius vaikus, pedagogai leidžia vaikams savarankiškai spręsti iškylančias problemas, neskuba įsiterpti į vaikų veiklą ir teikti pagalbą, kol vaikai to nepaprašo, nes vaikai geriausių rezultatų pasiekia tada, kai patys atranda tiesą. Emilija, ko tu tavai tą gyvatę, kurios norėjau nusipirkti? Kam? Jau galiu nusipirkti. Mantui! Formuojant ugdymo turinį atsižvelgiama į vaikų turimas žinias bei interesus, todėl ugdymo turinys praturtinamas vaikų pasiūlytomis temomis, kurių trukmė priklauso nuo vaikų susidomėjimo nagrinėjama tema, nuo savaitės iki kelių mėnesių. Vaikai ar jų grupės gauna ilgalaikės užduotis darbui namuose, juos dominančiais klausimais, susijusiais su nagrinėjama tema. Atliktos užduotis pristatomos visai grupiai, tokiu būdu turtinamos visų vaikų žinios. Vaikai išbando įvairius pasaulio pažinimo būdus. Visais pojūčiais tyrinėja aplinką, stebi, klauso, uodžia, ragauja, liečia. Jie išmoksta stebėti, skaičiuoti, matuoti, lyginti, grupuoti, atlikti probleminės užduotis, tyrinėti magneto trauką, susipažinti su mikroskopo, teleskopo galimybėmis. Pedagogai atsako į vaikus dominančius klausimus ir skatina juos ieškoti informacijos savarankiškai fotoalbumuose, knygose, enciklopedijose, videofilmuose. Pedagogai skatina vaikų smalsumą, klausinėjimą, keitimąsi patirtimi. Kad, pavyzdžiui, padedi, pupą ir tos šaknys išauga apačion ir prilipina prie žemės. Iki mokyklinio ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai planuoja ir vykdo jų amžiaus tarpsniui tinkamus projektus. Darželyje ugdomi vaikų gebėjimai stebėti, aiškintis. Lengvose sakiau. Daugybę eksperimentų vaikai atlieka su grupėje jų pasodintais augalais. Stebi, kuris augalas išdygsta greičiausiai, matuoja paaugusius augalus ir fiksuoja matavimo duomenis. Vaikams organizuojamos pažintinės išvykos į gamtą, technikos ir technologinių atradimų muziejų, keliaujama prie artimiausių gamtos ar kultūros paminklų. Padedant vaikui susipažinti su jį supančiu pasauliu, pirmenybė teikiama vertybinėms nuostatoms. Vaikas skatinamas pajausti, pasigrožėti, saugoti bei prisiimti atsakomybę. Greičiau skruzdėlę! Greičiau skruzdėlę! Tuoj viskas norės skruzdėlę! Neturės. Žinau, nes skruzdėlės neturi dantų. Vaikai skatinami rūpintis gamta ir aplinka, ugdosi praktinius įgūdžius. Sodina, laisto, prižiūri augalus darželyje ar artimiausioje aplinkoje. Negalim skriausti gyvūnų. Vaikai, kurie jaučia, kad yra gerbiami, o jų nuomonė yra svarbi, nebijo rizikuoti bei klysti. Jie žino, kad bus suprasti, kad prireikus jiems padės draugai ir pedagogai. Laimė priklauso nuo savęs, o ne nuo kito. Tobulėjimas visada yra kelionė į nežinę, todėl vaikams sudaromos sąlygos nebijoti naujų patirčių, nebijoti rizikuoti ieškant netradicinių sprendimų, nebijoti peržengti savo pačių susikurtų ribų, žvelgti į pasaulį plačiau, naujai, galbūt taip, kaip niekas kitas to dar nedarė. Na, kad lengviau būtų, prisiminkime, kaip seniai mūsų seneliai
žiūrėdami į tas 7 žvaigždeles, čia matės antelė. Aš įdėsiu žemuogių, jos labai sveikos, daug vitaminų turi, daug energijos, geležies ir sveikumo. Sveikatingumo ugdymas darželyje kryptingai ir sąmoningai formuoja sveikos gyvensenos įpročius, gilina žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus. Sveikatos gebėjimai ugdomi aktyviu vaikų dalyvavimu patrauklioje, vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, poreikius ir interesus atitinkančioje projektinėje veikloje, renginiuose, ekskursijose, stovyklose bei žaidimuose. Sveikatos ugdymasis vaikystėje yra ypač svarbus ir Lietuvos darželiuose šioje srityje daroma tikrai labai daug. Vaikai natūraliais būdais įgyja jų sveikatai svarbių žinių. Jie sužino, kodėl reikia valytis dantukus, ką valgyti sveika, kodėl svarbu atsipalaiduoti, miegoti. Pedagogų drąsinami, skatinami, ugdosi kasdieninius gyvenimo įgūdžius. Praustis, tinkamai maitintis, laikytis dienos ritmo. Vaikams sudaromos sąlygos spontaniškai aktyviai judėti. Judėjimą skatina turtinga edukacinė aplinka, šiuolaikinė įranga, buvimas lauke, ilgalaikės išvykos. Be to, vaikai įtraukiami į judriuosius žaidimus ir kitas aktyvias veiklas, tikslingai siekiant kai kurių gebėjimų ugdymosi. Tačiau svarbiausia, kad vaikas gyventų laisvą, džiugų, teigiamomis emocijomis prisodrintą gyvenimą. Sveikatos ugdymo ir ugdymosi sritis tai sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata. Fizinė sveikata, fizinis aktyvumas, sveika mityba, veikla ir poilsis, asmens ir aplinkos švara. Psichikos sveikata yra savivertė, emocijos ir jausmai, protas ir pozityvus mąstymas. Socialinė sveikata tai socialinis sąmoningumas ir kultūra, bendravimas ir rizikingo elgesio prevencija. Ugdymo įstaiga užtikrina sveiką fizinę ir psichosocialinę aplinką, propaguoja sveikatingumą, bendradarbiauja su šeimomis ir bendruomenės sveikatos priežiūros ir ugdymo klausimais, derina su tėvais sveikatos ugdymo temų parinkimą ir informacijos pateikimą tam tikro amžiaus ugdytiniams. Judėdami vaikai pažįsta aplinką ir įgyja naujų įgūdžių. Per dieną pedagogai išlaiko balansą tarp ramios ir aktyvios veiklos. Fizinis aktyvumas padeda tenkinti biologinį vaiko poreikį judėti, skatina motorikos vystymąsi, stimuliuoja organizmo augimą, gerina protinį ir fizinį darbingumą. Visais metų laikais organizuojamos išvykos į gamtą leidžiama vaikams patirti judėjimo džiaugsmą. Išvykų metu sudaromos galimybės vaikams stebėti, pažinti gamtą, stiprinti sveikatą. Darželiuose organizuojamos sportinės šventės kartu su šeimomis. Linksmos estafetės, sportiniai žaidimai tarp komandų, kurių nariai yra ir vaikai, ir jų tėveliai, suteikia daug džiaugsmo visiems dalyviams. Dalyvaudami judrioje veikloje vaikai pratinasi bendrauti, būti komandos nariu, laikytis taisyklių, gerbti varžovus, valdyti emocijas ir įveikti konfliktus be peštynių ir įžeidinėjimų. Riešutėlių berniukai laimės visada. Riešutėlių berniukai laimės visada. Pedagogai padeda vaikams gausinti žinias apie produktų įvairovę, jų naudingas savybės ir svarbą žmogaus gyvenimui. Darželyje vaikai augina prieskonius ir vaistažoles, mokosi tuos augalus pažinti ir jais rūpintis. Vaikai sužino, kokie augalai naudojami gaminant skirtingus patiekalus, o kokie padeda pasveikti susirgus. Darželiuose vyksta projektai, kurių metu vaikai supažindinami su ekologinėmis problemomis, aiškinama apie tai, kad reikia tausoti gamtos išteklius – vandenį, medžius, energijos išteklius. Grupės ir darželio aplinkoje vaikai mato nuotraukas, plakatus, kviečiančius atsakingai elgtis su gamtos ištekliais. Auklėtoja ar į grupę pakviesti svečiai pasakoja vaikams apie gamtosaugą, skaito su ta tema susijusias knygas, rengia vaikų piešinių parodas. Darželyje vaikai praktiškai pamato, kaip rūšiuojamos atliekos. Čia stiklas ar plastika? Čia stiklas.
Vaikams padedama suvokti, kad žmogus turi būti atsakingas ne tik už save, bet ir už tai, kas vyksta planetoje. Šis suvokimas didina atsakomybės jausmą, ugdo didesnį rūpinimąsi savimi, savo šeima, savo aplinką. Vaikai skatinami būti socialiai atsakingais. Kartu su šeimomis organizuojamos diskusijos, kaip elgtis gatvėje, namuose, su nepažįstamais žmonėmis, taip pat modeliuojamos ir aptariamos pavojingos situacijos, ieškomi teisingi sprendimai. Žinias ir įgūdžius iki mokyklinio amžiaus vaikai geriausiai įsisavina per žaidimus ir aktyviai veikdami. Vaikų motyvavimui, sudominimui pasitelkiami žaidimai, piešimas, konstravimas, pokalbiai, diskusijos, tautosakos bei grožinės literatūros kūrinėlių skaitimas, situacijų žaidimai, inscenizavimas ir kitokia vaikams įdomi veikla. Taip. Nereik, o ką mes dangų nupiešėm, juk ten yra dangus. Meninė veikla tai vaiko atvirumas estetiniams įspūdžiams, jautrumas gamtos, supančios aplinkos ir meno kūrinių grožiui, poreikis išreikšti save meno kalba, gebėjimas tyrinėti įvairias meninės raiškos priemonės, spontaniškai reikšti savo nuotaiką, jausmus, mintis ir santykį su pasauliu, atrasti individualų savitą raiškos stilių, gebėjimas kurti vaizduojant, muzikuojant, šokant, vaidinant, žaidžiant. Svarbiausias meninio ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas vaikams prasmingai reikštis, realizuoti savo kūrybinius polinkius, menu ir grožiu praturtinti savo gyvenimą. Reikėtų išskirti ar atskirti suaugusiojo kūrybą ir vaiko kūrybą. Nepaisant to, kad mes visą laiką kalbame, jog vaikui svarbiau yra procesas, nei rezultatas arba sukuriamas produktas, bet labai dažnai vis tiek mes suaugę labai norime, kad vaikai sukurtų kažkokius tai gražius piešinius, lipdinius ir taip toliau. Ir tas skirtumas suaugusio kūrybos ir vaiko kūrybos, tai faktiškai suaugusiojo kūryba yra nukreipta produkto sukūrimo, kažkokio meninio produkto, originalaus, dar nematyto sukūrimui, meno kūrinio sukūrimui. Vaiko kūryba yra iš tikrųjų, jam pačiam tai taip pat visada yra kažkoks tai naujas daiktas, naujas dalykas, kurį jis išmėgina ar daro, bet šiaip pasauliu tai nėra nieko naujo. Vaikas labai retai, galbūt išimtinais atvejais gali sukurti kažkokią meninę prasme reikšmingą produktą. Kurdamas vaikas ne tiek perkuria pasaulį, ne tiek sukuria naują produktą pasauliui ir žmonėms, kiek jis kuria save. Spontaniška vaiko meninė veikla laiduoja sėkmės išgyvenimą, sustiprina teigiamą savęs vertinimą. Kiekvieno vaiko kūrybinę sėkmę lemia tam tikri veiksniai bei asmeninės savybės. Vaikai būna kūrybingiausi, kai jaučia palaikymą, kai juos skatina smalsumas, kai jiems smagu dalyvauti kūrybinėme procese ir jie jaučia pasitenkinimą matydami savo veiklos rezultatą. Meninė veikla lavina vaikų kūrybiškumą, padeda formuotis ir atsiskleisti gabumams, turtina emocinę patirtį ir ugdo vaiką visapusiškai. Bendra aktyvi meninė veikla įtakoja gebėjimą bendrauti, prisitaikyti prie kolektyvo. Vaidybinė veikla padeda tenkinti mažųjų saviraiškos poreikį, atrasti save, tapti laisvesniems, savarankiškesniems, tobulinti kūrybinius ir socialinius gebėjimus, ugdytis pasitikėjimą ir teigiamą savęs vertinimą. Vaikas, ką bedarydamas, ar žaisdamas, ar piešdamas, ar ten dainuodamas, net ir šokdamas, jis tarsi tęsia savo pasakojimą apie kažkokius jam reikšmingus įvykius. Vaikas ir lipdo, ir piešia, ir žaidžia, ir konstruoja faktiškai savo pasaulį, savo pasaulio suvokimą. Ir tom priemonėm tiesiog išreiškia. O čia Edgaras daro mašiną.
Pedagogai sukuria aplinką ir pasiūlo vaikams priemonių, kurios padeda skleistis vaikų emocijų raiškai ir atlieka meno terapijos funkcijas. Darbas su kinetiniu smėliu, piešimas ant stiklo, mandalų piešimas, piešimas ant šviesos stalo. Pedagogai pasiūlo keliems vaikams sukurti bendrą piešinį jų pasirinktą temą. Tokia veikla skatina vaikus bendradarbiauti, kartu suplanuoti, ką jie nupieš, pasidalinti vaidmenimis, tartis viso kūrybinio proceso metu ir baigus piešinį pristatyti jį grupės draugams. Mums pavyko. Nes labai gražiai mes nusprendėm padaryti. Kiekvienas kūrėjas nori išgirsti, kad jo darbas yra vertinamas. Vaikų darbelių eksponavimui naudojama ne tik grupės patalpa, bet ir rūbinė bei darželio koridorius. Kitoje piešinio pusėje užrašomas autoriaus vardas ir data, tai padeda sekti vaiko daromą pažangą ir tinkamai ją pristatyti tėveliams, aptariant vaiko pasiekimus. Darželyje yra siekiama integruoti meninę veiklą su kitomis veiklomis – pažintinę, socialinę ir emocinę, komunikacinę bei sveikatos saugojimo. Ugdytojai suvokia, kad šiuolaikinėme vaikų darželyje itin svarbus vaiko ryšys su etninė kultūra, kalendorinėmis šventėmis, papročiais ir tradicijomis. Visų pirma, reikia suprasti, kad vaikas ugdosi pats. Tu negali priversti vaiko vystytis arba mokytis. Tai tu turi su juo visą laiką būti dialoge. Tiesiog reikia žengti vieną žingsnį ir pažiūrėti, kaip vaikas atsilieps. Ir po to atsiliepti į tai, ką vaikas atsako, o ne tai, ką aš noriu, kad jisai išmoktų ir tą ir padarytų tą. Tada iš tikrųjų yra sutaupoma energija ir yra sukuriama tai tikrai bendrystė, kaip Vygockio, tas terminas artimiausios raidos zonoje. Tai yra dirbama artimiausios raidos zonoje. Tu matai, vaikas atsakė į tavo žingsnį, ar jis jo nesuprato. Jeigu nesuprato, žengi kitokį žingsnį. Gal kartais reikia sugrįžti, nesistengti vaikui